Savaitgalį, tad laimi ginčio kamuolį Kauno Žalgiris ir Ąžuolas Tubelis. Su juo didelis Kauno Žalgirio sėkminga Jonavos atkarpa. Braitus pamato Butkevičių, Butkevičius gražiai palei galinę liniją įkerta ir pelno taškus lygiai. Keistis ir geras džiugo perdavimas labai laiku taškai. Na, žinant Tomą Masiulį priminsis šitą epizodą, net jeigu ir 40 taškų rungtynės. Tai minkštą metimą turi jisai ir tas metimas pasiekia tikslo, priešingai negu šitas perdavimas. Vėl Eningsonas vienas prieš Wrightą, vėl rezultatas. Na, čia ir Modolo laisvas. Jonavos ekipa. Laisvų dienų jam nereikia, be jokios abejonės. Vakar panevėžiečiai suklupo Utenoje, tačiau ten viskas spręsis akivaizdu būtent čia Panevėžyje, tačiau bent vienas rungtynes Panevėžyje. Trečiojo asmeninė pražanga ir Babrauskas yra priverstas tiesiog jį išimti iš rungtynių. Čia Birutis perlengvai vėl nugarai krepšį, netgi sugeba nustiliu. Šiose rungtynėse tas metimas tikslo nepasiekia. Mikalauskas Ruštavičiui. Ulanovas iš toli ir išnaudoja tą galimybę. Edgaras Ulanovas 30. Į po kreditą komandos taškai antrajam kėline. Čia Ruštavičius labai lengvai pasidaro atstumą 2 metrų nuo savo. 23, net persvara toliau bauginanti, tačiau žaidimas šiek tiek stabilizuojasi. Ulanovas vėl laisvas iš toli ir Edgaras Ulanovas, Kauno Žalgirio snaiperis antrajame kėlinyje. Metimo. Butkevičius visiškai laisvas, atiduoda kampus Babrauskas Masiuliui šiandien ir iš tų kampų iš Slavinską. Vėl išsikeičia gynyboje Jonava. Slavinskas pasiruošęs gintis vienas ir Francisko dar vieną tritaškį smeigia. Savo epizodu deficitą iki 31 taško. Kai Butkevičius kamuolį išmušė, tik tai skirtumas yra tas, kad arba panašumas, kad abiejose atakose sėkmingas buvo Kauno. Žaisti namuose tikrai yra praradimas tiek Jonavos miestų, kadangi tu žaidži su Žalgiriu fanami, tiek pačiai komandai būtų tikrai žaidimas visai kitoks. Čia Ruštavičius gali ir pasikeisti, bet šiaip dar reikia pasakyti, kad ir Jonavos ekipa irgi nešia gero krepšinio ir prie tokios Žalgirio gynybos. Čia Tubelis iš toli laisvas ir ką prieš tai sakiau dabar. Jis dažniausiai yra perimt kamuolius ir tokiais dėjimais užbaiginėti. Įmeta kamuolis Sirvydis Biručiui ir Laurinas Birutis. Na, kiek netikėtai. Na, kaip NBA žaidimą atsisiųsdavau ir ten pradžiai duodavo pažaisti, tiesiog kol kraunas iškus mažina skirtumą iki 40. Mikalauskas turi erdvės jis, tačiau sugeba tarp trijų. Kažkokius atsigavimo ženklus rodo Ilmaras Henningsonas. Na, reikia prisiminti, kad ties šiom rungtynėm niekas nesibaigia. Tačiau viskas baigėsi po to. Rauna ant Ulanovo, paskui ir ant Biručio ir Mikalauskas greitojo atakoj. Perdamas Brazdeikui, Brazdeikis lengvi taškai greitojo atakoj. Pradėjau netgi žiūrėti. Nepakėlė rankos, net nepabandė tam metimui sutrukdyti ir Efnas metė. Čia laisvas Sirvydis iš toli ir geras Ulanovo perdamas. Ar auklėdavai jaunosius komandos draugus, Martynai? Aš minimaliai. Mane auklėdavo vyresni, aš juk labai klausydavau, dabar jaunimas to nedarė. Čia Butkevičius pradžiasi baudos aikštelę, perdamas Wrightui, Wrightas nepataiko. Bet pats Butkevičius pamuša kamuolį Ruštavičiui, Ruštavičius ant 3 taškų linijos ir... Na, bet taip, vienas niuansas, ką visi žino apie Nenadą Čanaką, tai kad jis yra visiškas krepšinio mylėtojas. Ačiū, toks teisėjų darbas. Turėjo pažiūrėti, turėjo įvertinti ir pagal vis čia Tubelis vėl pranašumų situaciją. Ąžuolo Tubelį nori sužaisti ispanišką 2 prieš 2, slyva atšoka, perdavimas Tubeliui netikslus, bet Tubelis išsaugo kamuolį. Ir grįžtas Slyvai kamuolys, Slyva laisvas iš 3 taškų. Organizuoja paskutinę ataką, nes svarbus skirtumas, jeigu žiūrint 2 rungtynių svarbą, bet prameta Krešnikas dar vieną tritaškį ir tuo